Gal paskambinam penktadienio mūsų kaltininkui? Taip, Selui Egidijui. Bet žinai ką, davai tu su juo kalbėk, nes aš, nelabai aš mėgstu kalbėtis. Aš nežinau, man tiesiog kažkaip tai... Ne, aš gal šitą istoriją tegul nutyli, tiesiog gal tu pats paskambink ir... Na, jeigu pakels ragelį, žinai, ne visada įmanoma prisiskambinti. Pabandom paskambinti, rytoj didysis albumo pristatymas. Klausau. Alio. Klausau. Labas vakaras. Alio, klausau. Ar su Egidijum kalbu? Taip. Egidijau, tau skambina radio stotis ZIP-FM, čia radistai. Kas tokie? Radistai. Norėjom pasiteirauti tavęs, vis tik rytoj didžiulė diena, galų gale pristatysi naują albumą. Kaip vakaras, užmigsi ramiai, pasiruošęs rytoj? Žinai, mes kaip rytoj pristatysime tą albumą. Tai bus didžiausia šventė Lietuvoje turbūt, kai iš viso yra šviesos, yra garsas, yra viskas, kas, žinai, šiais laikais veža. Yra, žodžiu, bus žiauriai gerai. Ką tokio rytoj galėsi pamatyti, nežinau, tavo fanai, Lietuvos klausytojai, kas rytoj laukia tavo koncerte tokio įspūdingo, gal galėtum įvardinti? Ja, žinai, tiesiog bus žiūriai daug garso, žiūriai daug šviesų, tai bus žiūriai geras. Tai man atrodo, kad visi pamatys tai, ko galbūt dar iki šiol nėra realiai matę. Tai bus koncertas. Sakykime taip. Ir bus žiūriai geras koncertas. Klausyk, rytoj po koncerto, ar laukia kažkoks, nežinau, vakarėlis, afteris, kuriame laukitų savo draugų, ar užsibaigus koncertui tu važiuosi namo, nežinau, ilsėtis? Klausyk, kas čia skambina? Radio stotis ZIP-FM, radistai. Jo. Tai bus žiūriai daug garso, žiūriai daug galbūt netgi šviesų ir, žinai, bus žiūriai didelė scena ir penktadienį mes darysime mano albumo pristatymą, galbūt apie tai reikėtų pašnekėti šiandieną. Tikrai taip, nes jau kalbam apie tai. Kada? Egidijau, norėjau paklausti, ar ilgai ruošėjaisi albumui, vis tik minėjai, kad jisai buvo ruošiamas 5 metus, daug sudėjai energijos. Kas bus tame albume daugiau, gali papasakoti? Žinai, jie gal bus sudėta daug garso, daug šviesų ir žiūriai gerai. Egidijau, tiesiog norėjau palinkėti tau gerą vakaro, pailsėk ir rytoj tikiuosi susimatysim VIP. Kas šis skambina? Aš jau sakiau, ZIP-FM radio stotis. Nu gerai. Tai laikykis. Tai irgi laikykis. Kaip tik tavo dainą uždėsiu, nori? Visi dabar ZIP-FM klausytojai klausos. Kokią? Tai pats įsirink, kokią norėtum. Aš gal nors iš naujo albumo gal. Neturim tavo naujo albumo, dar net nešiai. Jo. Nu gerai. Tai tada išrink nors. Juk tu žinai. Nors su daug garso. Daug šviesų. Žinai, tokių, kad būtų faina.
žinai, ką nors tokio. Viskas, gero vakaro to, Egidijau. Iki rytojaus. Ką? Iki rytojaus, sakau. Tai buvo Sel. Ir dabar yra Sel.